Kaip orai? Nu, matai, puikiai, saulė šviečia. Bet žemė dar šlapia? Taip, purkšti negalima. Taisim padėliot, ką purkšim. Nu. Labas, Justina. Labas, sliekus apžiūrinėjau. Šitas laukas prieš savaitę yra gavęs 20 cm sniego, bet atrodo puikiai. Tai kiek gavot per savaitę kritulių? Per savaitę gavom 80 ml. Bet šiaip nedrėgna galite važiuoti. Važiuosit? Įvažiuosim? Tai šitie kviečiai, kad taip gražiai atrodo, gal galite pasakyti, kokį pirmą pamaitinimą darėt? Pirmas važiavimas. Mes šiaip visą laiką po žiemos važiuojam pirmą kviečius pamaitinam. Vis tiek po šalnų, po tų išsiekimų ir aplamai augalas vis tiek būna po žiemos nusilpęs. Taip. Tai mes pirmą tokį pamaitinimą darom, medžiagą dedam 0,8 litro, fosforinių trąšų. Vis tiek ir šaknynui, kad būtų fosforo trąšą šaknį. Ir manganą cinką varį dedam. Mes medžiagą naudojam jau antrus metus. Medžiagą mes matom privalumą, kad yra, vadinkime, 5 viename. Į vulvo rūgštis, ir amino rūgštis, ir dumbliai. Ten taip aplamai visko pridėjo. Ir plus kokybės ir kainos santykis labai geras. Dideli temperatūrų skirtumai vienaip ar kitaip sukelia augalui stresą. Kartais jie tiesiog nesimato, bet tai nereiškia, kad augalas nestresuoja. STIMAGIC yra daugiafunkcinis produktas. Tuo pat metu jis turi labai specifinę panaudojimo sritį. Jis padeda užkurti augalo gyvybinius procesus, kada yra nepalankios oro sąlygos. Kai šiuo atveju mes turėjome žemą temperatūrą, šalnas ir labai tinka, kada yra sausringas periodas. Ar mes tokį turėsime gegužės mėnesį, šiai dienai sunku pasakyti. Tačiau formuojant augalo imunitetą iš anksto, mes turėsime tikrai didesnę garantiją, kad įvykus vienai ar kitai nepalankiai situacijai, augalas išliks daug stipresnis. Kokie darbai buvo padaryti kviečiuose? Kviečiuose buvo atlikta herbicidų ir fungicidinis purškimas. Ir nusimato, mes, ta prasme, herbicidų purškiam vieną be amino, vadinkim, rūgščių. Nu, mūsų toks įsitikinimas, kad net gaivinti tasai piktžoles. Mes dedam į vieną, vadinkim, herbicidą. Taip, tai dabar sekantis važiavimas? Sekantis bus važiavimas augimo reguliatorius su metalo pamaitinimais. Kur kviečiai pasiekia, kai kur dar tik pasieks 32 stadiją. Taigi svarbus ne tik augimo reguliatoriaus panaudojimas, bet ir pamaitinimas metalais. Tai pagrindiniai javams elementai yra manganas, cinkas, varis. Bet nepamirškime ir papildomų elementų svarbos, tokių kaip boras ar molibdenas. Taigi šiais metais mes pristatome naujieną Proficombi Max. Tai 9 elementų kompleksas. Vokiečių augalininkystės specialistai akcentuoja, kad neturint dirvožemio tyrimų ar nedarant lapų tyrimų, svarbu atiduoti subalansuotas maisto medžiagas augalams. Lietuvos dirvožemiai yra neturtingi mikroelementais. Paskutiniais duomenimis 2023 metų Lietuvos dirvose gausu tik manganų. Manganas yra sudėtingas elementas. Didėjant dirvos pH-ui, šio elemento pasisavinamumas tampa vis sunkesnis. Pavyzdžiui, cinko normaliam augalo augimui reikia 2 mg kilograme. Vidutiniškai Lietuvoje cinko kiekis siekia vos 1 mg. Taigi, pagrindinių mikroelementų iš dirvožemio augalui nepakanka. Todėl reikalingas papildomas purškimas per lapus. Lietuvos rinkoje javams sutinkame produktus sudarytus iš 3 komponentų. Tai yra manganas, cinkas, varis. Tačiau pamirštama ir kita elementų svarba. Ar žinojote, kad pavyzdžiui javams boro poreikis yra lygiavertis variui? Vidutiniškai reikia 10 gramų vienai tonai užauginti. Taigi svarbu atiduoti saugų, subalansuotą elementų kompleksą augalams. Ir ypatingai dar vokiečiai pabrėžia, kad nenaudokite vienanarių
produktų nesaugiomis normomis, kai nežinome, kiek yra elementų dirvoje.